Apie Australiją iš visų pusių, apie vizas, apie studijas ir apie viską, kas įmanoma, kas ten žavu. Aš sniegą po 4 metų pirmą kartą matau, tai man šalta labai, nes kaip tik pas mus vasara yra. Ir skirtumas temperatūrų apie 60 laipsnių. Apie ką kalbėsim? Galimybės įgijus studento vizą. Tai turbūt, kaip daugelis ir žinot, studento viza tai vienintelis būdas, kaip galima atvykti į Australiją su galimybė dirbti ir pasilikti ilgesniam laikui. Studijų variantai Australijoje, tai kokias studijas galite rinktis ir ką galite studijuoti ir kiek laiko tai trunka. Darbo galimybės Australijoje daugeliu tai gal net ir svarbiausias klausimas yra. Apie darbą ir uždarbius. Gyvenimas Australijoje, apie visas vasaras kalėdų metu, apie egzotiką ir ką ten galima pamatyti. Programos studijos Australijoje ir UAB Eismira paslaugų išskirtinumas. Tai informacija apie tai, kuo mes esam pasiruošę jums padėti ir pagelbėti, pasitikti jūs ir panašiai. Ir lietuvių studentų patirtis Australijoje. Tai žmonių, kurie jau pabuvojo Australijoje ir vėliau kaip susiklostė jų gyvenimas po to. Studento viza suteikia galimybę studijuoti ir dirbti Australijoje. Kaip ir minėjau, turbūt visi žinote, kad su turisto viza jūs galite atvykti į Australiją ir turisto vizą galite gauti labai nesudėtingai. Tik tiek, kad Australija yra visiškai kitaip negu, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos. Tenai tokio kaip nelegalaus darbo su turistiniam vizom praktiškai jo nėra išvis. Pagrindas tai yra studento viza. Ir į Australiją atvyksta visas pasaulis būtent su studento vizom. Studento vizai jokių metų apribojimų nėra. Ta prasme, yra išvykę per paskutinius metus iš žmonių 45 metų ir turėjau tokį studentą 65 ar apie 70 Amerikos lietuvis. Vieni atvyksta iš tikro studijuoti, rimtai studijuoti, kiti atvyksta išmokti anglų kalbą. Tai galima atvykti visiškai nekalbantiems angliškai ir pradėti nuo pradžių. Treti atvyksta keliauti, ketvirti atvyksta tiesiog užsidirbti ar pasilikti ir panašiai. Tų priežasčių yra įvairiausių, dėl to ir studijų pasirinkimų variantų yra įvairiausių, pritaikyta visiems skoniams ir norams. Dokumentai reikalingi įgyti studento vizą. Tai kaip ir žinote, visos studijos Australijoje yra mokamos. Tiek užsieniečiams, tiek ir australams, tiesiog australams jos yra šiek tiek pigesnės ir australai turi teisę į paskolas, ta prasme lengvatinės paskolas ar panašiai, užsieniečiai visi mokosi už savo studijas patys. Tai vien dėl tos priežasties įstoti mokintis yra ganėtinai paprasta, nereikia jokių stojamųjų ar dar kažko tai. Reikalinga tik tai paso kopija ir atestato arba diplomo kopija. Daugiau praktiškai jokie dokumentai nereikalingi. Studentiška viza trunka tą laikotarpį, kol trunka studijos. Tiesiog studentišką vizą galima tęstis. Pasibaigia vienos studijos, tada eini studijuoti po biznio marketingą, po marketingo ten, nežinau, fitnessą, paskui turizmą ir taip toliau. Ir tokių amžinų studentų aš pažįstu tikrai ne vieną, kur mokinasi 7 metus, 8 ir panašiai. Darbo pasiūla viena aukščiausių pasaulyje, tas tiesa. Irgi galiu pasakyti, kad susirasti darbą netrunka daugiau kaip 2 savaitės. Jeigu žmogus nori susirasti darbą, tikrai tai laikotarpis, per kurį galima susirasti darbą. Ir čia keletas straipsnių išėjo dabar Lietuvoje žiniasklaidoje. Tie komentarai visokie, kad sunku susirasti darbą, žmonės aria fabrikuose ir atiduoda galus ir tuos darbus ten ieškosi po mėnesius. Tai tuos komentarus rašo žmonės nebuvę Australijoje arba nebuvę Sidnėje. Tai yra visiška nesąmonė, labai atsakingai galiu pasakyti. Ir tokių žmonių, kas nesusirado darbo, bent jau per mus neišvažiavo. Per mus išvažiuoja turbūt apie 80–90% visų vykstančių į Australiją. Vidutiniškai $15–20 per valandą yra uždarbis. Momentai, kaip jūs galite pasilikti Australijoje. Vienas momentas, tai galbūt irgi teko girdėti, yra specialybių sąrašas, šiai dienai yra 191 specialybė. Ir jeigu jūs įgyjate Australijoje specialybę, bet kurią iš to sąrašo, turite tam tikrą darbo patirtį ir anglų kalbą ir atitinkamai ten metai šiek tiek prisideda, reikia surinkti tam tikrą balų kiekį ir jūs galite kreiptis į imigracijos departamentą dėl pastovaus gyventojo statuso.
Antras momentas yra sutartis su darbdaviu. Tai yra ilgalaikė darbo sutartis, kuri vadinasi sponsorship. Sponsorship trunka 2 arba 4 metus, maksimum 4 metai. Įgijus tą sponsorship, jūs praktiškai taip pat galite sutarties pabaigoje kreiptis dėl pastovaus gyventojo statuso. Kaip su tom sponsorship ten? Su jom nėra taip paprasta, bet nėra ir didelių stebuklų. Ta prasme, iš pat pradžių, aišku, naujai atvykus ten niekas tom sutartim nesimėto ir nesidalina, bet jie įgyti tikrai įmanoma. Tai yra, sakykime, jeigu galima taip sakyti, užtarnavimų su darbdavio pasitikėjimą, jeigu jums patinka ten, viskas gerai, susitarti galima. Ne vienoje įstaigoje, tada kitoje arba panašiai. Kaip į tai žiūri australai? Australai dažniausiai apie tai nieko net nežino. Jeigu jie žino, jiem dažnai ten nėra didelis reikalas, bet ten reikia susitvarkyti keletą dokumentų, kad įmonė pripažintų, ta prasme, kad įmonė turėtų teisę suteikti tą sponsorship. Tai, australai paprastai jie mėgsta ramiai gyventi. Bet aišku, reikalui esant turint gerą, jeigu jie turi gerą specialistą, jie gali dėl jūsų pasistengti. O jiem turėti tą darbuotoją, jiem yra naudinga, dėl to, kad tu turi 4 metam užtikrintą darbuotoją, dėl to, kad tu moki atlyginimą sąlyginai mažesnį šiek tiek negu gauna australai ir visos pusės patenkintų.